Sveiki, draugai, aš Taifun. Draugai, visiems jums siunčiu visiems glėbį linkėjimų, pagarbos ir meilės šią naują dieną. Ei, niekša dėdė, neik čia. Ne dėdė. Jis pamatė vaizdo įrašą, mano sūnus iš karto atvyko į įvykio vietą. Mano brangioji, ką tu darai, ką? Ką daro mano kūdikis, mano gražuolė? Ką daro mano meilė? Paleidau savo avinėlius, žinok, man tai labai patinka. Brolau, labai miela, labai žavinga, mašalach mano avinėliui, dieve. Oi, kas atsitiko? Kas atsitiko? Tebūnie Dievas saugo ją nuo piktos akies. Mašalach mano avinėliui. Palauk, seneliui, neliesk avinėlio. Kai buvai mažas kūdikis, tave irgi taip labai mylėjau, senelį. Bet kai buvai mažas kūdikis, tu irgi buvai išdykęs, vis dar toks pats esi, sūnau. Kas nutiko, mano mažylį, kas nutiko? Na, draugai, ar mūsų avinėlis jau užaugo? Ką? Paskutinį kartą, kai jį matėte, jis buvo visai mažas. Dabar, ačiū Dievui, manau, dar šiek tiek paaugo. Labai gerai jo rūpinamės, prižiūrime jį. Jis taip prie manęs priprato. Jis vaikšto, paskui mane laksto. Nuolat mane šaukia. Oi, kas atsitiko, ką? Leis tave pabučiuoti. Tu nori pieną? Nori pieno? Oi, mano avinėlį. Dieve mano, mašalach mano avinėlį. Senelį, nepavydėk. Tu nepavydėk. Sakau, kad myliu šitą, o senelis pavydi. Na, draugai, apie ką šiandien kalbėsime? Žinote, paskutinį kartą sakiau jums, kad parsivežiau naują rotveilerį. Seniai jo nefilmavau, praėjo 10-15 dienų. Šiandien jūs supažindinsiu su tuo augintiniu. Pirmiausia, apžiūrėsime ūkį, o tada pereisime prie tos mūsų mergaitės. Paleisime ją tarp kitų. Socializuosime ir panašiai. Pratinsime prie avių, ožkų. Netrukus ją pamatysime. Prašau jūsų. Prieš tai nenuvilkite manęs. Labai apsidžiaugčiau, jei palaikydami pamėgtumėte šį vaizdo įrašą, užsiprenumeruotumėte ir parašytumėte komentarą. Nesidrovėkite, padarykite gerą darbą, palaikykite. Labai prašau, pamėgkite šį vaizdo įrašą. Gerai, avinėlį? Pasakyk tu šį vaizdo įrašą. Oi, mano gražuolė. Oi, kas atsitiko, ką? Valeis tave žemyn, senelis irgi gražiai sėdi. Nufotografuokite mūsų seneliu, pažiūrėkime. Duokime štai tokią pozą. Ar draugai, ar gavosi gražiai? Atsiųskite man per Instagramą. Dabar paleis avinėlį. Ne, dėdė. Palauk, dėdė, neliesk avinėlio. Sakiau, kad padarysi dėdė piemens šunimi. Ir tapo mano dėdė, nu tu auksinis. Ateik, nufotografuok ir mano ančiukus. Nufotografuok mano ančiukus. Vištas. Čia mano sodė yra mano ramybės kampelis. Netrukus prie įėjimo čia užrašysiu. Ramybės kampelis. Kas nori ramybės, tai ateina čia, broli. Pažiūrėk į jų grožį. Dievas juos sukūrė su ypatingu rūpesčiu. Tebūnie palaiminti mano vaikai. Man kiekvienas gyvūnas yra brangus. Visi jie man kaip vaikai, visus myliu atskirai. Kiekvienas jų mano širdyje turi ypatingą vietą. Žmogui ramybę suteikianti vieta yra tarp gyvūnų, draugai. Iš tiesų, tarp gyvūnų ir žmonių yra tyra meilė. Gyvūnams nesvarbu, koks žmogus esate. Jiems nesvarbu, koks jūs esate. Jie nesiekia jokios naudos. Jie jūs myli besąlygiškai, be jokių lūkesčių. Todėl aš tarp šių gyvūnų randu ramybę, broli. Žinoma, negaliu sakyti, kad visai be naudos ar be jokio intereso. Jei jiems neduočiau maisto, o kas nors kitas duotų, jie eitų pas tą, kuris duoda maistą. Ei, avinėliai. Eisit dar neisit, nešite neis. Nešite neisite auksiniai. Dabar, dėdė, išeikime į lauką, dėdė, eik. Ne, jaunimas, palaukit. Palaukit, ne, pažiūrėk, Izabelė, eik. Eik. Ateik čia. Ne, Izoš, ne. Reikėjo Izošą palikti namuose. Pasiimk, dėdė, ateik. Reikėjo Izošą palikti namuose. Izoš, tu labai pešiesi, vaikeli, žiūrėk, nesiperštų nieko. Dabar Izabelė ir Nora tapo priešėmis. Eikime šiek tiek greičiau, brolau, tegu Izabelė nesikiša. Jie dabar vienas kitam priešai, juk jūs esate to paties kiemo vaikai. Vis tiek negalite sugyventi. Dabar. Velnės, į tavo ir žilę. Šiandien tave ypatingai gražų mačiau, Karlozai. Mašalach, sūnau, dieve. Asilės nugarą sulaužysi, lėtai, dievo meška. Mašallah, mano sūnui. Asilponė supyko ant vaikino. Padėjau šalia Karloso. Nuo vakar jie kartu su Karlosu. Klausyk, Karlose, ar vaikai ateina, sūnau? Ar ateina koks nors jaunesnysis Karlosas?
Ką? Palauk, leisk man jį pamiloti, dėdė mano. Žiūrėk, palauk minutėlę, ei. Nesimuškite, nusiraminkite. Jaunimas ir tie, kurie jaučiasi jauni. O, mano Karlosai, aš dėl tavęs gyvybę atiduočiau. Mano gražuolį sūnau. Tikiuosi, kad pasiseks ir... Greitai galėsime paglostyti tavo mažylius. Pažiūrėsime, laukiu, kad Asilis su juo susiporuotų. Reina, ką veiki gražuolė? Vaikų sveikata, ačiū Dievui, gera. Dėl vaikų problemų neturime. Keletą dienų orai buvo šilti, draugai. Todėl vėl negalėjau įkelti vaizdo įrašo, bet šiandien, jei pavyks, įkelsiu jums 2 vaizdo įrašus, kad žinotumėte. Grįžtame prie senojo tempo. Turime vėl grįžti prie senojo tempo. Todėl man daug rašote, padarysiu viską, ką galiu. Pradėsiu nepaisydamas karščio ar šalčio. Dabar paleidau ožkas ir avis. Karaliukai, avis vaikšto. Eikime pirmiausia prie karaliukų. Ei, Bončiuk! Kur yra šitas Bončiukas? Mano gražuolis sūnau. Gali priartinti Bončiuko charizmą iš čia? Klausyk, broli, aš nesu matęs tokio charizmatiško, tokio gražaus, tokio kilmingo žmogaus. Pažiūrėkit tą Bončiuko barzos kilnumą. Ei, Bončiuk! Mano liūtė. Vakar atvedžiau veterinarą. Bončiukas pradėjo kosėti, mano Bončiuką nužiūrėjo. Negalėjau pakęsti, iš karto atvedžiau veterinarą. Bončiukui suleido injekciją. Kažkas panašaus į plaučių infekciją atsitiko mano sūnui. Bončiuk, kodėl tu toks pasidarei? Ne, Nataša, ateik čia. Ateik čia. Nedarykite niekšybių. Dėl jūsų visi ant manęs pyksta. Žiūrėk, prisekiau, šiaip jie jų nevaiko. Niekada nevaikytų, tik pradėjau filmuoti. Visi vaikai išlepsama per didelės meilės. Ei, Bončiuk, ateik čia, Rokis. Tu irgi pradėjai, žiūrėk man, neįsijausk. Pažiūrėkit tą charizmą, pastatysiu Bončiuko statulą. Mašallah mano sūnui, tikras kilmingumo įsikūnijimas. Palauk, leisk man jį pamiloti. Bončiuk, susipažink su Ratreileriu. Šš, Asija, ateik čia. Ateik čia. Ne! Asija, pažiūrėk. Žiūrėk, tu mažas patauža, būk protingas, žiūrėk. Nesielk išlepusiai, nepyk ant jų. Nesielkit apgaulingai, aš mylėsiu Bončiuką. Dabar turbūt šunys galvoja, kad vietoje ožkų įvesiu juos, todėl taip juos veja. Sūnau, nelieskite ožkų, negaliu net Bončiuko paglostyti. Kokie jūs žmonės? Mažyliai, ką jūs darote, mažyliai? O, mano ėriukai, draugai, jie jau tokie dideli užaugo. Sūnau, kodėl jūs išnešate tas kibirus į lauką ir juos laužote, bėdos nešėjai? Pusatas mano vargšelis, toks vaikas, tikras vyras, draugai. Aš duodu jiems maisto, o tie išdykėliai nueina pas Pusatą ir suėda ir jo maistą. Ar žinote, Pusatas jiems nieko nesako? Lyg jie būtų jo paties vaikai. Tikras vyras, doras šuo. Man labiausiai patinka, kai šuo yra doras. Jis neužpuls mažo šuniuko. Mylės, saugos, prižiūrės, aplaižys. Žiūrėk, tai daro mūsų Pusatas. Naujasis, kurį atvežiau. Karabašas, mašala, tikrai labai gražus vaikas. Brolau, jis myli kiekvieną šunį, prižiūri, gerbia, tikras lyderis. Jis visiems rodo pavyzdį, jis varžosi su Apolu. Kodėl jūs, sūnau, tapote priešai su Apolu? Apolas jam smogė krūtinę, šis Apolui smogė krūtinę. Kartais jie susimuša, abu labai stiprus, ne vienas nenusileidžia kitam. Iškart žinoma pririšu Apolus, kad nedarytų nieko blogo atsargumo dėliai. Bet ar Karolin neišaugo puikiai, draugai? Karolin! Velnes, galvojau laiku atiduoti šią merginą. Padariau tokią klaidą. Gerai, kad neatidaviau. Žinai, ši mergina tikrai pralens mūsų norą. Bus aukštesnė už norą. Nes dabar jai turbūt apie 6 mėnesius. Vystimasis nuostabus, broli. Galvos forma, fizinė sandara. Tikrai labai gražus vystimasis. Žiūrėk. Kai jis užaugs, aš jį suparuosiu su Karlosu. Ir manau, kad jis bus lygus Karlosui. Pagal dydį jis pasieks Karlosą. Gerai, kad jo netidavėme anksčiau. Ateityje jis bus puikus partnerio kandidatas mūsų Karlosui. O Karlosas, seneli, patrauk savo užpakalį, kad kamera matytų Karoliną. Seneli, ateik. Ateik, sūnau, dėl tos uodegos Karolina nesimato. Neklaužada, seneli. Kai jis užaugs, kaip sakiau, suporuosime jį. Kur dingo avys? Eikime, paieškokime tų avių. Mija, Leo, Romeo. Mūsų Faisalą uždariau viduje. Faisal tėti. Palauk, Nataša, ateik čia. Tas Asija, žinai tą Asiją, tikra bėda. Ji ne tik ožkoms, bet ir šunims priešė.
Ir jos gainė, štai avis atėjo, žiūrėk. Ei, juoda Ada, ką tu darai? Neklaužada Ada, ačiū Dievui, mūsų Adas po truputį pradėjo prie manęs priprasti, broli. Kai duodu maisto ranką, jos ateina. Kai kurie dabar komentaruose rašė, kad jei duosi druskos ranka, jos ateis. Aš visada atviras jūsų patarimams. Jūs žinote, kad paskutinį kartą jūsų klausiau. Sakiau, kad laukiu patarimų, kaip priprasti prie avių. Ačiū jums, visi kažką patarė. Dabar jos po truputį priprato, prieina prie manęs, prieina prie rankos, nebebėga, kai duodu pašaro. Šiaip jos bėgdavo, bet po truputį pripranta. Po truputį. Ateikite, jaunimas. Bičiuli, pirmiausia turime uždaryti Izabelę. Dabar Izabelė, ateik čia, ateik. Ateik. Pažiūrėk, kokia ji miela. Pažiūrėk, ji tikrai labai graži kalytė. Labai miela, labai protinga, labai draugiška. Jau ir taip namuose rūpinosi Izabelė kaip kūdikiu. Bet mano kalėse yra toks bruožas. Visi jos labai man pavydi. Jos labai man pavydi. Negali manęs pasidalinti tarpusavyje. Žinom, kodėl taip yra. Pažiūrėkit vaizdo įrašuose. Kiekvienas mano šuo plyšta iš džiaugsmo. Vienas šoka ten, kitas šoka čia. Šoka ant manęs, kad juos glostyčiau. To priežastis per daug meilės. Aš juos taip stipriai myliu. Aš jais rūpinuosi, todėl jie visi kaip išlepinti vaikai. Nieko ir pasakyti negaliu, kągi pasakysi. Jei ir supykstu, po 2 minučių gailiuosi. Bet dabar Izabel puls naująją kalytę. Jos irgi pavydės, pirmiausia tą Izabelę uždarykim namuose. Ir Kuzu ateina. Kuzu! Kas nutiko? Štai žiūrėk, čia Nora. Avims nieko nesako. Jie nemėgsta ėriuko, jie ant jo šaukia. Aš taip pat noriu paleisti ėriuką į sodą. Ateik čia, ateik čia, ateik. Pažiūrėkime, Izabelę priimkime į namus, broli. Izuš! Izuš! Izabelė irgi jau 6,5 metų. Oho, dukra. Laikas tiesiog teka kaip vanduo. Oho, mano drąsi dukra. Nesuvokiu, kaip greitai bėga laikas, draugai. Marla jau 10 ar 11, ši jau 6,5, Gecė jau 7. Žinot, laikas tiesiog teka kaip vanduo. Žiūrėk, Izabelė. Izabelės viena akis visada nukreipta į Norą. Jį stebėjo, tiko progos pulti, bet ne Izabelė. Ateik čia. Izuš, ateik. Izuš, eik. Leisk, nuvesiu tada į namus, mano brangioji. Dabar, klausyk, aš žinau kelią į namus. Net geriau už tave žinau. Eik. Eik. Čia jau neliko jokio privatumo, jie užeina kada nori. Ateikit, jaunimas, ateikit. Rinkitės, 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 pirmyn, ateikit. Ateikite. Nora, pirmyn, eik, prašau. Dabar, broli, naujai atvykusi kalytė yra labai graži rotveilerė. Ji pas mus jau apie 10-15 dienų. Jos savininkas atvežė ją iš Diusce, ačiū jam. Jis norėjo ją atiduoti į geras rankas. Parašė man, aš pasakiau, atvežk, priglausime. O to šuniui yra 5 metai. 5 metus jis rūpinos ir prižiūrėjo. Pas nieką kitą nėjo. Dėl to dabar rotveilerių pagrindinė savybė, jie labai prisirišę prie savo šeimos. Tai labai ištikimas veislės. Kai pirmą kartą atvyko čia, adaptacijos laikotarpiu patyrė traumą, neišėjo iš savo vietos, buvo liūdnas ir panašiai. Dabar įsivaizduok, 5 metus augai su vienu žmogumi, matei tik jį. Tada staiga palieka visai kitoje vietoje. Natūralu, kad neišvengiamai patiri traumą. Dabar, kad galėčiau tai įveikti, nuolat rūpinausi tuo gyvūnu. Mylojau, rūpinausi ir panašiai. Tačiau, kad ir kiek rūpintumėsi, priprasti taip greitai nepavyksta. Čytyr! Tai vyksta sunkiai, jis dar visiškai nepriprato. Jei vienas būtų priprastų, bet dar ir šunų bijo, draugai. Šunų gauja, ožkų gauja, visi išsibarstė, dieve mano. Na, Bončiu, kur tu, sūnau? Negalėjau tavęs pamyloti. Na, negalėjau tavęs pamyloti, sūnau. Mano liūtė, pažiūrėk į tą charizmą, na. Sūnau, pastatysiu tavo statulą, girdi? Mano gražuolis, sūnau. Dabar ta nauja kalytė. Žiūrėk, Asija. Tu tai darai, būk protinga. Dabar tą naują merginą paleisime tarp šunų. Pirmą kartą pavedžiosiu su pavadėliu. Po to po truputį pabandykime. Gerai? Siūslė, ateik, mano mergaitė, ateik. Gyvūnai tiesiog kepa, broli, matai, koks karštis. O jie nuolat lenda į tą katilą. Praėjusiais metais jiems buvome padarę baseiną. Šiemet turime vandens trūkumą. Negalėjau pripildyti baseino, draugai. Vandens labai mažai. Kepina, jiems reikia padaryti baseiną. Gyvūnai, žinai, vos laikosi, broliu.
Na arba vaikomus aš sušlatinu, bet jie vis tiek kepa, nuolat lenda į vidų. Kągi vargšas darytų? Oras labai karstas, labai. Odim pašia. Dabar žiūrėk, visur aplink mus rotveileriai. Marija ten, Marija! Ir Marija, žinai, ji nuostabi mergina. Mašallah mano Marijai. Mano liūtas. Viena Marija ten, Marla čia. Mano karalienė. Mano karalienė. Tai mano seniausia šuo sode, draugai. Karalienė Marla. Mano vaikas. Mano brangioji. Žiūrėk, aš turiu jos seną nuotrauką. Žiūrėk, jos atvaizdą pasidariau, tatuiruotę čia, matai? Marla man labai brangi. Dar turėjo būti padaryta keletas tatuiruočių, bet nenuėjau, nes po to skaudėjo. Ji tokia brangi mergina, jos nuotrauką pasidariau ant šios rankos. Ja labai myliu. Marla man labai ypatinga, draugai. Po to čia yra mūsų Aleksas. Čia yra mūsų Odinas. Čia tapo tikru rotveileriu kampu. Ateik, mergaitė. Ateik, mergaitė, ateik, mergaitė, ateik. Mašallah, mano mergaitė. Tikra Vokietijos dukra. Mūsų naujos mergaitės vardas yra Dora. Mes turime vieną Norą, dabar turime ir Dorą, draugai. Dvi. Ateik, gražuolė, tikiuosi nesusipyksi su kitomis, ateik. Ateik, mano mažylė, ateik. Mašallah, 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 mano mergaitai. Mūsų Dora labai stora. Na, leiskite jums taip pasakyti. Būna, kad sterilizuota kalytė taip išsipučia kaip būglas. Mūsų Dora irgi tokia pati. Netgi paklausiau jos šeimininko, sakau, ar jis sterilizuota? Sakau, jį įsiputusi kaip sterilizuota kalytė. Sakė, kad nesterilizuota, patikrinau. Pažiūrėjau, ar yra kokių nors siūlių žymių, nėra. Sterilizacijos nėra. Todėl, kad ji labai stora, ji ir šiaip kiek žemo ūgio, visai trumpa atrodo. Bet mes ją šiek tiek suliesinsime. O to jos kūnas atsigaus, tas būgno formos padinimas sumažės. Jos apetitas labai geras, energija taip pat puiki. Ji labai gero būdo, tik labai pavydi. Šitą irgi pavydi, žiūrėk. Palauk, Roki, netrukdyk, tegu mergaitė pasirodo, ateik čia. Nekiškite mergaitės tarp jų. Palauk. Ateik, Dora, leis tave apkabinti, ateik. Palauk minutėlę, Roki. Palauk, Dora, alačias. Mašallah, mano mergaitė. Palauk, pažiūrėsiu, Nora, ne. Mano mergaitė, kokia tu stora, taip, mano mergaitė. Mašallah, mano gražuoliai. Šį kalytę labai graži, labai žavi, labai protinga. Leis man jau pabučiuoti, leis man tą kalytę pabučiuoti. Nusileisk, pažiūrėk. Jei taip nedarysime, nematysime jos veido. Ateik. Dabar tuoj paleisiu ją. Pirmiausia, broli, pažiūrėkime, kaip reaguos šie šunys. Gerai, žiūrėk, Nora. Tu beveik bendravardė su ją. Į tavo bendravardę, saugokite vieną kitą. Girdėjai? Eime, po truputį nuveskime ją prie avių. Pabandykime, ar ji joms pakenks. Pagal tai paleisiu Dorą. Brolau, padidinau rotveilerių skaičių. Dabar žiūrėk, kodėl padidinau. Noriu surasti Odinui porą, supratai? Jei Dievas duos iš tėčio Odino, galėtumėm gauti vieną šuniuką. Iš kitų mūsų rotveilerių. Tikrai bus labai gražu. Kai bus šuniukas, taip pat netiduosiu. Tegu lieka mano ūkija. Aš dievinu rotveilerius ir Cane Corso, draugai. Anksčiau labai mėgome pitbull terrierus, bet kaip žinote, dabar dėl draudimų neturime galimybės jų laikyti. Negalime jų įsigyti. Jei nebūtų draudimų, na palauk, Karolin. Karolin, pažiūrėk, kaip jį pamilo Dora, matai? Karolin taip pat nori su ją žaisti. Karolin! Mano mergaitė tikras kūdikis. Rotveileriai turi vieną pagrindinę savybę. Jie pripažįsta tik vieną šeimininką. Dėl savo šeimos jis gali ir gyvybę atimti, ir paaukoti. Jie yra labai ištikimi. Ypač kai kalbama apie šunį, mano pirmasis pasirinkimas, kad tai būtų patelė, o ne veislė. Visada geriau, jei šuo yra patelė. Turi būti patelė. Patelė lengviau dresuoti, ji greičiau pripranta, labiau prisiriša prie šeimininko, yra ištikimesnė, jautresnė. Karolin, turbūt tu vedžiosi Dorą. Pažiūrėjau į Karoliną, ji paėmė pavadėlį, į ją ir veda. Dukra, kodėl tu taip eini man už nugaros? Stok, pažiūrėsiu, gal jau paleisiu ją. Ateik, Dora. Ateik, Dora. Pažiūrėk į Dorą. Mergaitė, tu patekai geriausio žmogaus rankas, į kurias galėjai patekti. Vertim tai gerai. Jei tu su manimi elgsiesi gražiai, aš su tavimi elgsiuosi 10 kartų gražiau. Gerai, dukra? Rokys!
Tave to jau sudrausmins, protas į vietą sugrįž. Nešauk ant tos mergaitės. Ateik. Neskriauskite naujoko, elkitės kaip žmonės. Zorba Rokis. Rokio pravardė buvo Iškrypėlis, bet dabar vadinsiu jį Zorba. Ateik gražuolė, ateik gražuolė, ateik gražuolė, ateik gražuolė. Mašallah, mano dukrai. Mašallah, mano gražuoliai. Žiūrėk, tik nesipešk su nieko. Broli, tikiuosi, kad jis su visais sutars. Dabar žiūrėkite, laukia matote daug šunų. Visi šie šunys dabar tarpusavėje sutarė ir mes nemažai dirbome, kol pasiekėme šį rezultatą. Kai kurie pyksta, kad darau socializacijos vaizdo įrašus. Kodėl pyksta? Šunys susipyksta, kažkas nutinka, dar kažkas atsitinka. Broli, kai socializuoji šunis tarpusavėje, tokie dalykai neišvengiami. Jei jų nesocializuotum, nepratintum, kaip galėtum stebėti tiek daug šunų kartu? Pažiūrėk į šias dominuojančias veislės. Rottweileris, pudelis, kanekorso, karabašas, tas aviganis, Asija kukeris, visi jie yra tokie dominuojantys šunys. Ar lengva juos visus kartu pripratinti? Taisonas dogas. Nu visus juos pripratinau, įdėjęs daug darbo ir pastangų. Matai, dabar visi kartu vaikšto. Dabar žiūrėk, šią mergaitę taip pat pripratink. Vis tiek gali kilti peštynės. Peštynės bus, pasiginčys, tai bus, anai bus, bet juk jie šunys, ne žmonės. Kad atsisėstų, sakytų, ateik, išgerkim po kavos, po arbatos, pasikalbėkim, suraskim kompromisą. Jie taip nesakys. Šunys turi savo būdą susitarti. Palauk, ar puls Azija ką darys? Azija. Šiek tiek atsitraukia, teik. Azija, bėk! Azija, bėk! Azija, bėk! Jiems susitaikant, žinoma, gali kilti kokių nors ginčių ar barnių, broli. Tai visiškai normalu. Ateik čia, Dora. Eikime pamažu prie tų ožkų ir avių. Bet dabar, žinai, eidamas pro šalį visai nekalbėsiu. Pažiūrėsim, ar jos reaguoja būtent į mano balsą. Eikime, broli, eikime pro čia. Matei, ar ne? Nuo mano balso jau užsiveda, ima išdykauti. Štai, žiūrėk, dėdė. Oi, dėdė, prikyba prie marazo, tik nesusimuškite. Matai, dėdė, mano liūtė. Kaip manote, kas laimės, dėdė ar marazas, ką? Kas laimės, dėdė ar marazas? Aš statymą dedu už dėdę, draugai. Nekreipkite dėmesio, kad dėdė toks mažas, jis labai pašėlęs ir keistas, tikrai. Žmogus yra visiškai priešingas nei atrodo. Dėdė, mano liūtė, tikras charizmas įsikūnijimas. Mašallah, mano sūnui. Jis neiškrės nieko blogo, nei padarys ką nors bloga. Dėdė vėl žiaurus, bičiuli. Dabar išveskime ir Mariją. Marija, ar ji puldavo šias avis? Vėliop, jei visi būtumėte draugiški Hektorai, jei visi elgtumėtės kaip žmonės, paleisčiau jūs visus kartu sūnau. Kur tie laikai? Įsivaizduokite, brolau, visi šunys kartu. Kaip manote, ar galėtume tai padaryti? Įsivaizduokit, kad visi jie kartu. Koks gražus vaizdas būtų, ne? Bet taip tiesiog nevyksta. Kad tai būtų. Marija, dabar tave paimsiu, gražuolę. Tu pridirbai nardelį, ateik čia. Ir ant to nelip, neduok ten valgyt. Marija, ateik. Marija, atidariau duris, mažutė. Marija, palauk minutėlę. Minutėlę, gražuolę. Dabar prakiškime tai štai taip. Marija, žinai, nuo tada, kai atėjo, kaip sustiprėjo, dieve mano. Pažiūrėkit tą figūrą. Mašala mano mergaitei. Palauk, jis puolė norą. Aman. Ateik. Aš nenoriu kivirčio, elkitės kaip žmonės. Matai, broli, koks blizgantis ir švarus jo kailis. Pažiūrėk, broli, jo kūno sudėjimas labai gražus. Rokis, pasitrauk nuo kelio. Palauk, broli, išgyvename labai pavojingas akimirkas. Gali kilti muštynės, palauk. Rokis! Gerai, Aleksai. Palauk. Palauk, dabar eisime lėtai, gali kilti muštynės. Todėl būk atsargus. Karolin, palauk, nesikišk. Rokis, sūnau, atrodo, kad tarp tiek šunų tu šiek tiek išsiskiri. Eik. Šitie maži šuneliai ir tai būna labiau tokie piktesni.
Bet žinai, Marijos kailis, jos kūnas. Broli, tik pažiūrėk į ją. Tik pažiūrėk į ją. O, žinai, taifūnai, demirčiai. Jis užsiema šiuo sportu. Prisiekiu, ne dėl savęs taip sakau. Prisiminkite, koks jis buvo, kai pirmą kartą atvyko. Ir pažiūrėkite jį dabar, prašau jūsų. Nuopelnų neatimki žmogaus. Jei nebūtume ten išgelbėję jos, ji vis tiek būtų mirusi. Ateik čia, gražuolė. Labai gražiai išryškėjo raumenys. Lygiai kaip jaunoji Marla. Marla jaunystė irgi tokia buvo raumeninga, buvo aukštesnė. Su amžium šiek tiek susitraukė. Tapai tikrai jaunoji Marla. Palauk, Rokiai. Avis. Palikime avis ramybėje, na gerai. Tegu gyvūnai ramiai ganosi. Ateik. Tikrai nepaprasta ferma. Tūkstančiai įvairiausių gyvūnų kartu. Rokis! Žiūrėk, toj supyksiu. Ne? Stovėk tiesiai. Ar tas dalykas ateina? Ar Dora ateina? Dora, ateik, Dora! Kur Dora nuėjo? Palauk, atėjo kaplanas. Oi, kaplanas uzgė. Oi. Oi. Štai tokia ta Marija, draugai. Iš pradžių elgėsi pasyviai, o tada staiga užpuola. Todėl neapsigaukite, kad jie atrodo rami. Dėl to aš elgiuosi atsargiai. Žiūrėk, kas čia buvo, palauk minutėlę. Mergyte, kas atsitiko, brangioji? Nespaudžia irgi. Paklausiu, rankaklis spaudžia, bet ne. Mano gerklėje atsirado kosulys. Ateik. Ateik. Ateik čia, ateik, pažiūrėkime Mariją. Ateik čia, gražuolė. Velnės, kodėl Dora netėjo? Dora, ateik. Mes nesugebėjome Dorą socializuoti. Išskyrus Dorą, visi ateina, ačiū Dievui. Ateik. Ateik, mergytė, ateik, mergytė, ateik, mergytė. Kur ji nuėjo? Pažiūrėkime į kokį nors gyvūną. Prie ožkų avių neveskime. Nerizikuokime, draugai. Matai kiekvienos rūšies, kiekvienas gyvūnas. Kartu, ar matai? Mašala, tikrai. Gerai jas pripratinau, sakyčiau. Dabar šios veizdės tokios. Žinai, ožkai ar aviai paprastai priprasti labai sunku. Iš tikrųjų. Bet ačiū Dievui šituos. Gerai pripratinam. Dukra, paleisiu tave, bet ar susimuši, to negaliu pasitikėti. Taip, Marija? Ar susimuši ar nesusimuši? Pasakyk tiesą. Ką? Ateik. Ateik. Nerizikuokime dabar, dar ką nors padarys aviai ar panašiai. Nemanau, kad ką nors padarys, bet vis tiek. Žinai, kaip būna, vienas pats nieko nesako, kažkas kažką pasako, pavyzdžiui, Asija, Nataša, ir ji iškart kažką padaro. Įvežė ožkas ir avis, žinai. Ir ši pradeda vytis, šį kartą jis suveikia. Stok, medūza, nesikišk, ateik mano mergaitė, medūza puls. Ateik, pažiūrėsim. Kur dingo Dora, kur prapuolė ta mergaitė? Gal ji vėl grįžo į savo narvą, ateik. Štai Dora, ji truputį drolisi, broli. Ji bijo kitų šunų, palauk, marazai. Būkite ramus. Yra Apolo ir Marazas. Broli, pažiūrėk į jį, tikras monstras. Ne Nataša. Ateik čia. Broli, dabar gražinkime Mariją atgal į vidų. Palauk, minutėlę, Marija, ateik. Palauk, vaikelė. Palauk, vaikelė. Šitą Dora. Karolin, ar galėtum išeiti, mergaitė? Karolin, išeik. Eik, vaikeli, pirmyn, pažiūrėk. Tikiuosi, Dora dabar neįėjo į tą narvą į vidinį kambarį. Vaira! Dora, ateik. Palauk, vaikeli. Dora, ateik, Dora. Kur ji? Dingo ji. Gal grįžo į savo narvą? Pažiūrėkime. Bėk iš ten, mergaitė. Velnias čia viską priteršė. Apipilkim vandeniu, kad neįsigertų, bičiuli. Dabar, Dora. Dora dabar vaikšto gale, draugai. Ji nuėjo už narvo. Ten yra vandens balutė, į ten eina. O aš dabar paėmiau pašaro avytėms. Pažiūrėk į bončiuką. Kai jos užuodžia pašaro kvapą, jos taip elgėsi. Žiūrėk, broli. Matai, jos blogesnės už šunis? Bončiuk, tau pašaro neduosiu. Bončiuk, tau pašaro neduosiu, Bončiuk. Tu nevalgyk pašaro, Bončiuk. Girdėjai? Blogesni už šunis. Pažiūrėk į juos. Pažiūrėk į tos neklaužadas. Velnės jums niekada negana velnės. Dar ir ant kelių man šoka. Neklaužadas. Gerai, pažiūrėkim. Senelis taip pat valo avinėlį.
Dabar eikime vidum, pažiūrėkime. Jūs neateinat, Bonzuk, ne, tu eik pirmas. Bonzuk, tu neik, sūnau, palauk. Palauk, Bonzuk, pažiūrėsiu, palauk. Palauk, sūnau. Ateik čia, avinėlį. Dabar palauk, duosime jiems maisto viduje. Ateik, mano mažylį. Ateik, aš tau duosiu iš rankos. Palauk, tegul aš atsisėsiu. Ateik, 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 ateik. Dabar jiems ranką duosiu. Šį kartą ir antys sės iš mano rankos. Ateik, ateik. Oi, sveikata tau, sūnau. Oi, žiūrėk, jis irgi jam smogia, matai, žiūrėk. Jie taip priprato, žiūrėk dabar. Aš juos maitinu ranką, matai. Tegu valgo mano avinėlis, tegu valgo mano avinėlis, tegu jam būna į sveikatą. Oi, oi, oi. Jie suės ir tai, ką jūs išbarstėte. Jis liko tarp vištų. Matai, kaip aš jį pripratinau. Ir druskos. Šitiems dar nedaviau druskos. Juos pripratinau tik maitindamas pašaru. Ei, mažylį, ateik čia ir tu. Kodėl tu neteini? Kodėl tu neteini? Kodėl? Tikiuosi, šios žąsys manęs nekas į koją. Jeigu žąsys man įkas į koją, čia kils karas, broli. Ateik, ateik, pažiūrėk, mažutė, imk. Skanaus mano avinėlį. Mano meiliai tai tinka. Velnias, leis tave pabučiuoti, leis tave pabučiuoti. Pažiūrėt man trauktos bončiukus. Bončiukų vidu. Dieve, 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 dieve. Paskutinį kartą bončiukas sutrypė Roki, draugai. Rokis, laikykis atokiau nuo bončiuko. Bončiukas, žinai. Jis niekam nerodo gailesčio. Ei, sūnau, kai greitai tu valgai. Jei taip greitai valgysi, tau pašaro neužteks. Girdėjai? Nekask mano rankos, valgyk pašarą. O. Na, ateikite, aš jums viduje duosiu maisto, ateikite. Ateik, valgyk dar kartą, valgyk dar kartą, valgyk dar kartą. Im, prašau. O. Tegu būna naudinga mano avinėliai. Dabar leiskite man, jaunimas. Vištos, duokite mums truputį privatumo. Aš paimsiu savo avinėlius į vietą. Eik, mano avinėlį. Mano avinėlį, eik. Palaukite, vištos, jūs neikite. Palauk, už tą tu neateik. Palauk, pažiūrėsim. Dabar štai šitų. Pašarą jiems sudėkime, brolau. Visų šitų jam neduosiu. Dar ir vištom duosiu. Dėkime po truputį, štai taip. Tegu valgo mūsų mažyliai, į sveikatą. Šiandien irgi turiu nusipirkti vieną ruloną, mano rulonas baigėsi, draugai. Turime eiti pirkti vieną ruloną. Pirksime ruloną. Neradome, kas galėtų juos nukirpti. Sako, sezonas praėjo ir panašiai. Rasime ką nors. Šitų didžiųjų aš nekirpsiu. Pažiūrėsime, kaip su jais susitvarkysime. Dabar eikime ir atiduokime likusius. Gal vištoms ar bonzukams atiduoti? Tai gal bonzuk eina ranytis. Bončiukai jau išmoko. Šie pašarai yra tame ūkyje esančio namo viduje. Tas niekšas bončiukas atidaro duris, draugai. Po to jis suėda tos pašarus. Bončiuk, tau neduosiu. Bončiuk, tau neduosiu, Bončiuk. Bončiuk, tau neduosiu. Ar girdėjai? Tau neduosiu, Bončiuk. Palauk, pažiūrėkime, taip duosiu. Štai žiūrėk, kaip valgo. Ei, Bončiuk. Karamel, palauk, duosim tau karamel. Karamel, duosim tau, kad duotum pieno. Jiems neduok to. Nekaskite mano rankos, gerai? O, mašallah, mašallah. Stok. Karamel, ar galėtum ateiti ir suvalgyti tai? Karamelė, valgyk daug, kad duotum man pieno, mano mergaitė. Palauk, Asija, bėk iš ten. Žiūrėk, Karamelė užgavo Asiją ragais. Pažiūrėk į jų grožį. Jie, žinai, suteikia žmogui ramybę, broli. Ramybę, ramybę, ramybę. Mažyliai. Žiūrėk, ateik, mano mergaitė. Ateik, mano mergaitė. Kuri čia nevalgo ta viduryje? Mano mergaitė, ateik. Oi, 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 oi. Imk, mano gražuolė, tu nesuvalgy. Imk dar truputį, prašau. Štai, gerai, užteks. Užteks, palauk, vištas kiša galvas lauk. Duosiu balandžiams, tegul visi pavalgo.
Prisivalgykite, papusryčiaukite. Pašaro jums negaila, pašaro. Žmonės skaičiuoja, kiek pašaro davė. Mano mėlyje, jums negaila, valgykite iki soties, iki soties. Svarbiausia, kad valgytumėte. Mano liūtai, oi, gaidys užpuolė. Oi. Na, draugai, šiandien pagalvojau, kad atvesiu jums mūsų naująją mergaitę. Štai žiūrėkit, Dora dabar išėjo. Dora, matyt dar nepripratusi prie vardo Dora. Dora. Pakeiskime Doros vardą. Dora, mano mergaitė, tavo kilnumui lenkiuosi. Mašalach mano mergaitei. Tikiuosi, kad nuo šiol ji irgi bus su mumis. Tikiuosi, jei Dievas duos, pamatysime ir jos mažylius su Odinu, draugai. Na, labai jūs visus myliu. Nepamirškite pamėgti vaizdo įrašo ir užsiprenumeruoti. Labai savimi rūpinkitės. Iki pasimatymo. Likite sveiki, mano draugai.